Mano šalyje karas neplenkė nei vieno, užsuko į kiekvienus namus, pasibeldė į visas duris, sudegino 10 miestų ir 1000 kaimų. Karas sužalojo visus ir tie, kurie liko gyvi, niekaip neišsigydo jo paliktų žaizdų. Žmogus išgyvenęs didelį karą yra visiškai kitoks negu tas, kuris nematė jokio karo. Tai dvi skirtingos žmonių rūšis. Jie niekada neras bendros kalbos, nes iš tiesų karo neįmanoma aprašyti, neįmanoma juo pasidalyti, negalima kieno nors paprašyti. Paimk nors truputį mano karo. Kiekvienas turi iki pat galo gyventi su savo karu. Šitaip savo knygoje Kristus su automatu ant peties yra rašęs žymiausias 20 amžiaus lenkų reporteris ir dokumentinės literatūros klasikas Ričardas Kapušinskis. Sveiki, malonu matyti jūs čia susirinkusius, tarkim, gan gausiai į fotografijos festivalį dokumentinės. Mūsų šio pokalbio tema yra karo fotografija. Ir karo fotografija ne šiaip po socialinių tinklų, vaizdų iš drono, webkamerų, dirbtinio intelekto laikotarpio. Prieš keliolika metų turbūt jau įvairūs medijų tyrėjai, taip pat psichologai, sociologai, fotografijos tyrėjai pradėjo kalbėti apie tai, kad mūsų viešoji erdvė yra tiesiog užversta vaizdų. Ir tie vaizdai, žinoma, daro poveikį mūsų santykiui su pasauliu ir savim pačiais. O dabar keli metai gyvenam visiškai pasikeitusioje tikrovėje ir prieš mūsų akis vyksta online karas, kai tų vaizdų yra klaikiai daug. Jie keliauja iš vienų socialinių erdvių, iš vienų platformų į kitas ir kartais yra dokumentiniais liudijimais, tokiais tikrais pasakojimais, autentiškais, o kartais yra manipulacijos, būdų manipuliuoti žmonių jausmais, sąmonėmis, jų požiūrių į vykstančius įvykius politinius. Aišku, kad karo fotografija yra įrankis, tik baisu šiandien pripažinti, kad štai 3,5 metų vyksta karui, mes pradedame tuos vaizdus žiūrėti vėl visiškai kitaip. Baisu pripažinti, kad kartais sakom, mes jau tai matėm, tai atsibodo, mes pavargom nuo karo. Tai būtent apie visą šitą ir noriu šiandien pasišnekėti su dviem fotografais, Deniu Vėju ir Paulium Peleckiu. Abu jie nekartą yra fotografavę karą, Ukrainoje yra buvę, Denis buvęs ir Sakartvele, ir Sakartvelo protestus fotografavęs ir kur dar? Sirijoje, po karo Sirijoje. Tai pradžioje aš noriu paklausti apie tai, kad WordPress foto konkurse aš kažkaip vis laik stebėdavausi, kodėl tarp finalistų ir pagrindinių nominantų visą laik yra karo konfliktų fotografijos. Niekaip nesuprantu, kodėl. Ta prasme, lyg ir nėra pasaulyje ką daugiau pasakoti. Ir tie konfliktai nuolatos yra pirmose puslapiuose. Ir apie ką tai apskritai kalba apie mus, apie žmonės, apie žmonių fenomeną žiūrėti karo vaizdus, saugiai sėdint patogioj aplinkoje toli nuo karo. Ar čia eina kalba apie tokį žmogišką smalsumą, ar kažkokį džiaugsmą, kad manęs tai vis dar nepalietė, ar vis dėlto yra susijęs su tokiu noru suprasti, kas vyksta pasaulyje ir galbūt net patirti empatijos jausmą. Jūs dalinkitės, kai kažkaip tai. Tai tos visos mintis, ką pasakai, kodėl, tai aš manau, jos yra teisingos, nes
nuotraukos iš karo yra tikrai paveikios labai, emociškai, ta empatija irgi atsiranda kai kažkuriais atvejais. Šiaip tiesiog pamatyti tą iš arti kažkieno kito akim yra visai paveiku ir tai yra dar be kita ko vieni pagrindinių įvykių pasaulyje. Ir gaila, kad tie pagrindiniai įvykiai yra liūdni. Tai yra ir ne vien gal karas, tai yra gamtos stichijų nutikimai, kitos nelaimės įvairios. Ir tai yra paveiku. Ir liūdna, kad tos naujienos ir tos fotografijos stiprios yra liūdnos ta emocija, bet atsiranda jau ir linksmų pasakojimų. Tai čia mes kažkada su kolegom juokiamės, kad kaip gali būti, kad tas Valprės foto yra vien liūdos nuotraukos, bet yra ir linksmų, bet labai retas atvejis, kad jos būtų linksmos. Bet tai vis tiek paveikios temos, socialinės problemos. Tai va. Aš tai manau, kad iš tikrųjų, kuo daugiau mes tos medžiagos iš karo turim, tai empatijos, man atrodo, jinai iš tikrųjų neaugina ta kiekybė. Ta prasme, atvirkščiai, man atrodo, kuo daugiau mes tų vaizdų turim, tuo labiau prie jų priprantam. Ir iš tikrųjų tampam gal mažiau jautrus. Tai vat, nežinau, aš pats pastaruoju metu daug galvoju apie tą karo ar apskritai konflikto gylį, iš tikrųjų, ant kiek jis yra daugiau negu karo vaizdai. Bet gal ir savo darbę pastaruoju, einu gal labiau toliau šiek tiek jau nuo fronto ir labiau į tokius visuomenės procesus, kas vyksta visuomeniai, kai vyksta karas toj šaly. Ir aš manau, kad kaip dokumentiniai fotografai, tai mes gal ir žurnalistai, mes turim gal eiti giliau ir ieškoti, kas dar yra tas karas. Bent jau man tai yra trypas visiškas į karą, į jo platumą, į jo gilumą ir ieškojimas tame jau gilyje, ne tame, kas vyksta fronto linijų. Ir kodėl WordPress, sakai, visada yra karo nuotraukų, nes tai yra aktualu, svarbu apie tai šnekėti, iš tikrųjų, ypač TikToko laikais svarbu apie tai šnekėti, nes čia gal pasitikėjimo klausimas yra, ko tu labiau pasitikė, ar vaizdais iš... Nes mes visi, ta prasme, dabar, ką parodė karas Ukrainai, mes visi galim būti žurnalistais, iš tikrųjų, mes galim visi fiksuoti tą istoriją, pasakoti tą istoriją ir tas karas Ukrainoje yra visiškai online karas, kurį visi galime tiesiog matyti 24 valandas, jeigu norime, arba jeigu nenorime, galime nematyti jo. Ir tame ir gal man atrodo, kad dabar būtent tame kiekyje tos visos informacijos, tai ir labai svarbus yra to ir autentiškumo, ir pasitikėjimo klausimas, iš kur tu gauni savo vaizdus, kokiais iš tų vaizdų tu pasitikė. Ir čia gal irgi prie praeitos diskusijos, kuri buvo apie santykį su auditorija, iš tikrųjų, apie tas pasitikėjimas tom, nes buvo daug kalbėta apie tą santykį su auditorija, tai pasitikėjimas irgi yra, man atrodo, labai svarbus matas tame. Bet kaip apskritai tada mūsų santykis su karu ir koks jisai yra, keičia būtent tai, kad atsiranda to, ko anksčiau nebuvo, dronų daryti vaizdai, pačių karių su kameromis lakstančių, tiesiogiai filmuojančių ir galiausiai rodančių tuos darbus. Tai, ką jie mato. Jau nekalbant apie, dirbtinis intelektas galbūt šiuo atveju jau kitas aspektas. Tai yra praktiškai matomas karas tiesiogiai iš pirmų lūpų, pirmų akių. Kaip tai pakeičia dabar, tai ką mes matom, ką suprantam apie karą? Tai man atrodo, kad tai leidžia arčiau prisiliesti kiekvienam prie karo. Tie ypač drono vaizdai, tie apskritai yra tie, būtent ką tu paminėjai, ir kameros ant karių, tai jie su tokį labai immersive efektą sudaro to karo ir tu gali jame dalyvauti. Ta prasme, tu gali jame dalyvauti kaip žiūrovas iš savo sofos, aukodamas pinigus. Tu gali paaukoti ant drono ir tu matyti ir gali stebėti, kaip tas dronas veikia. Ir tai yra tie visi, netgi už donatos atsiskaitimus, tai iš esmės tai sukuria žmogišką ryšį su karu. Ir man atrodo, kad Ukrainos karas, pavyzdžiui, yra vienintelis karas iki šiol, kuriame taip gali dalyvauti kiekvienas iš tikrųjų. Ir tie vaizdai,
kokie jie bebūtų, aš jau, ta prasme, profesionalas ar neprofesionalas, bet jie ir sukuria tą santykį su to karu, tą žmogišką prisilietimą, kad tu gali būti jo dalyvis. Tai iš esmės mes, aš jau kažką sakiau šitą mintį, bet mes stebim karą kaip Netflixo serialą iš tikrųjų. Ir mum reikia to karštumo, mum reikia kaip žiūrovams, mums reikia, kad tas vyktų, kad būtų dar įdomiau, kad būtų dar daugiau. Tai prasme, ukrainiečiams, pavyzdžiui, tai irgi jie taip pat tą visą stebi ir jiems, nežinau, dabar buvom Ukrainai ir viena pašnekovė tokią mintį išsakė, kad, pavyzdžiui, didžiausia terapija ukrainiečiams ir self-care didžiausias yra donaitinti ir donaitinti ir donaitinti. Ir stebėti, kaip jų donatai vyksta karo lauke, kaip jie virsta kažkokiu rezultatu. Dar su tom technologijom ir karu, tai aš manau, kad čia gal paminėjot tas, kad tu matai laivų, kaip viskas vyksta, tas visas technologinis pasikeitimas. Ir tai labai gera mintis, kad tai yra galbūt pirmas karas, kada tu jį žiūri tiesiogiai per savo telefoną. Ir tas labai smarkiai atbukino. Ir tas, sakykime, žiaurumas, ten tie visi vaizdai tapo visiškai vos nenorma. Ir tuo pačiu tada su tom temų paieškom, kai tu gali matyti visiškai pirmo asmens vaizdu, gali būti tose tranšėjose kažkur, Donbase ar dar kažkur, tada verčia mus, profesionalius fotografus ir žurnalistus, ieškoti kampų, kaip į tą pažvelgti kitaip. Arba ieškoti to kampo, kuris nėra vien toj fronto linijoje, nes tas karas yra labai dvilypis. Ir ne tai, kad ne dvilypis, ten daugiasluoksnis ir jis susideda iš labai daug dalykų. Taip, apie tai ir pakalbėkime. Koks jūsų akstinas yra važiuoti ir į karą ir fotografuoti? Ir ką reiškia šiandien būti karo fotožurnalistu? Kokie yra iššūkiai? Čia ta mintis, kuri iš tiesų savęs gal net nesu pavadinęs karo fotožurnalistu, man kažkaip tas fotožurnalistas paprasčiau skamba, nes ne vien karą fotografuoju, čia kai redakcija išleidžia išvažiuoti, bet kai nusprendėm, kad šitą temą kalbėsim, tai aš mašinoje važiuodamas, kamštį stovėdamas pagalvojau, ką aš galiu pasakyti ir koks tas yra tas mano santykis. Ir jis toks visai gal savanaudiškas. Nes čia mintis, kurios man atrodo galbūt labai nepopuliari ir visi karo tie fotografai, fotožurnalistai, žurnalistai vykstantis į karštus taškus visą laiką mėgsta sakyti, kad aš būsiu balsas tų, kurie nekalba, aš čia parodysiu kažką ir pasikeis pasaulis, čia mano nuotrauka sustabdys karą, o iš tiesų, taip, gal ne visi, gal tik pas dalį yra tas, kad aš noriu savam akim pamatyti. Ir tas mano buvimas fotožurnalistų kameros turėjimas man leidžia papulti tam tikras vietas, į kur gal šiaip žmogus nekeliautų. Dar per laiką supratau, kad turiu savo asmeninių savybių, kurios galbūt leidžia tokiose vietose dirbti. Bet jeigu aš neturėčiau to asmeninio noro, sakykime, pamatyti to pirmom akim ir apie tai papasakot, tai manęs nieks nepriverstų į tą karą važiuoti. Ir ten, kur, sakykime, tas pasakymas, ten siunčia darbas, dar kažkas, tai pirmiausia yra mano iniciatyva, kad aš nuvažiuočiau. Ir tai yra be galo rizikinga, nes supranti, kad galbūt gali būti tas keliavimas į vieną pusę. Ir aš dėl savo tų norų pastatau savo artimuosius ar dar kažką į tokią labai nepatogią situaciją, kad kas bus, o jeigu. Bet tuo pačiu yra kitas momentas, kad kai mūsų Lietuva yra viena iš labiausiai remiančių Ukrainos šalių ir tų, kurie vyktų iš tenai parvežti istorijų, yra apie 10. Pusė tų žmonių čia sėdi, tai toks supranti, kad dėl ko yra tas reikalas ten važiuoti. Ir ne kiekvienas gali važiuoti, o važiuoti reikia vis tik. Tai. Aš tai galvoju, santykis su karu ir motyvacija ten važiuoti gal dubiški skirtingi dalykai. Tai jau apie tą motyvaciją, tai aš jau net kažkaip tai jau karo pradžioje galima buvo šnekėti, man atrodo, labiau apie tą motyvaciją. Dabar aš gal labiau šnekėčiau apie santykį su karu, nes tiesiog tas yra labai daug galvoju apskritai, kaip
aš galvoju apie save šitoje vietoje, kaip giliai aš į tą karą jau nuėjau. Ir vat man, pavyzdžiui, paskutinė kelionė tai buvo labai parodomoji, ta prasme, kad jo, kai karas prasidėjo, aš, ta prasme, pirmą kartą kare buvau. Ta prasme, jo, aš buvau gal ten kažkokiose ekstremaliuose situacijose, bet ir dirbau, bet su karo nepažinau ir man tai jis buvo toksai, nežinau, labai atrodė paviršutiniškai, tipo šaudo, tankai važiuoja, užima miestus, miršta žmonės. Ir taip pat pradžioje jis man toks ir atrodė. Ir po to per visą tą procesą, jau kiek aš ten pravažinėjau, tai va dabar, pavyzdžiui, paskutiniai kelioniai mes dirbom su temom apie kalbėjimą su žmonėm, kurie grįžo iš Rusijos nelaisvės. Ir kažkuriuo metu tas suvokimas, kad prieš 3,5 metų tai buvo tik tiesiog pirmi žingsniai tenais ir dabar tu jau, ta prasme, jau ant tiek giliai, kad tu jau šnekėsi apie žmonėm, kurie ne tai, kad pateko į nelaisvę, jie jau išgyveno tą nelaisvę, grįžo į savo šalį, viską atreflektavo ir dabar tau pasakoja tas istorijas. Ir tai va, tas suvokimas kažkoks, va, man viduje tai jis buvo toks, oho, taip giliai tu ten nuėjai, ar tu tą rinkaisi, ar tu... Ir jo, ir tai buvo tarsi toksai biškį atramos taškas man, pradėti biškį daugiau refleksuoti apie savo tos santykius. Ir, pavyzdžiui, ką iš ten parsineši ne kaip žurnalistas, galbūt ne kaip fotografas, bet kaip tiesiog kaip su kuo tu ten išvažiuoji, nes iš ten galima išvažiuoti su labai sunkiom patirtim, labai jautriom, labai sunkiom. Ir, nu, vat, pavyzdžiui, man darbas su savim dabar yra pasirinkimas, ką iš ten išnešti. Ir, pavyzdžiui, per pirmas keliones, kas mane pririšo prie to karo ir vis stumia toliau važiuoti, tai vat būtent ukrainiečių tas toksai, vat, nežinau, jų stiprybė, kaip jie visą tą išgyvena konfliktą. Istorija ne apie tai, kiek žmonės visko praranda, bet kaip jie pereina per tos sunkius išgyvenimus. Ir vat paskutinė man kelionė buvo iš tikrųjų irgi galbūt apie tai ir aš taip jaučiu, kad man žiauriai įdomu iš tikrųjų žiūrėti, kaip žmonės mokytis iš tų žmonių iš tikrųjų ir išnešti va tą suvokimą, kokių savybių turi turėti žmogus, kad pereiti per nelaisvę, per namų praradimą, per artimųjų praradimą. Nes yra labai daug inspiruojančių istorijų tame visame toj tamsoj karo, kurios yra apie tą vidinę stiprybę iš tikrųjų, apie koks žmogus turi būti mentališkai, kaip tvarkosi su savo jausmais, kaip jisai toliau funkcionuoja po tų dalykų, kurie jam įvyko. Ir vat mano santykis su karu yra apie tai, kiek galima išmokti iš tų žmonių ir apie mano paties pasirinkimo, ką aš noriu išsivežti. Nes aš galiu iš ten grįžti ir būti visiškai traumuotas, tiesiog suvokdamas, oho, čia ta prasme tiek daug ten juodumos, tiek daug skausmo, jo, arba galiu išsinešti iš tikrųjų ta prasme, tą inspiraciją iš žmonių, kurie tai išgyvena ir pritaikyti tą savo gyvenimą. O apskritai, kiek įmanoma pasiruošti karui, karo fotografavimo, vykimui į karštą zoną? Tai yra, ta prasme, yra du dalykai. Kažkokios logistikos, kažkokie ryšiai, kurie tau gali padėti, jeigu tai yra redakcijos užsakymas ir tavo tiesioginis darbas, tai yra vykti tenais, iš kur tu parveši medžiagą. O kitas dalykas, ir ta prasme, ir tokioj radikalioj, nenuspėjamoj situacijoje viskas susiderinti, kad tai vyktų. Ir kitas dalykas, aišku, psichologinis pasirengimas, kai realiai atsiduri nesaugioje aplinkoje, kai krenta sviediniai ir sproginėja šaudmenys. Įmanoma pasiruošti? Nežinau, man atrodo, kad čia labai priklauso gal nuo žmogaus ir tas, kuris negalėtų pasiruošti, gal ten ir nevažiuotų, arba pasižiūrėtų ir iš karto grįžtų iš ten ir neužsiliktų. Tai vat, Paulius jau tą minėjo, bet pavyzdžiui, aš irgi žinau, kad aš turiu savybių, kurios man leidžia ten išbūt, būti tose istorijose, būti tose situacijose. Ir šiaip iš tikrųjų, bent jau man žymiai sunkesnės yra žmonių istorijos negu kažkokie krentantis sviediniai. Ten prie tų sviedinių tu greit pripranti, nes čia vis tik tokia loterija, tu supranti, kad tu esi milžiniškoje erdvėje ir kad pataikys būtent į tave tas sviedinys, tai čia, jo, baisi, bet loterija iš esmės. Ten, dabar dronai keičia viską ir dabar bus dirbtinis intelektas, kur dar viską dar labiau pakeis. Tai čia irgi, žinai, aš galiu kalbėti tiesiog iš tos patirties, kurią aš jau ten turėjau. Koks buvo klausimas?
Ar galima pasiruošti? Ar galima pasiruošti? Logistiškai. Aš tai, kai išvažinėjau, iš tikrųjų, aš ruošiuosi gal valandą iki išvažiavimo, susikraunu daiktus ir išvarau. Jo, ir anksčiau tai dar kažkaip tai buvo tokie, visada tas buvo biški toks ritualas, tipo, nuvažiuoti į karą, ten surinkti žmonės, draugus, pasibūti kartu, ten kažką. Dabar jau tam pas mane nebeliko. Aš net paskutinę kelionę išvažiuodamas, tai aš net mažai kam pasakiau, kad važiuoju į Ukrainą. Jau man tas, tiesiog jo, susikrauni kuprinį ir varai. Ir dažniausiai paskutinė savaitė dar būna tokia, kad ten pilna reikalų, kuriuos reikia visus užbaigti, kad aš net nespėjau realiai pagalvoti apie tai, kur aš važiuoju ir ką aš čia dabar patirsiu. Ir jau važiuodamas tą kelią per Lenkiją, jau tada pradėjau jau galvoti, kaip čia dėlioti tas istorijas, kaip čia kam reikia parašyti, kaip čia viską. Ir tada jau tu biški pasiruoši pakeliui. Jo, bet, šiaip iš savo patirties, aš prieš pradėdamas dirbti su karu, tai aš 15 metų keliavau tiesiog po pasaulį. Ir jo, aš tiesiog turiu tas savybės, kurios man padeda chaose tam visam orientuotis, greitai galvoti, greitai viską reaguoti. Tai jo, tai aš manau, kad tiesiog man tai ne vien kažkoks, tikrai nėra kažkoks altruistinis dalykas, kad aš čia važiuoju ir darau dėl kitų. Aš ir save labai išvakstau tas savybės, kurias aš kitaip tiesiog niekur neišvakščiau kitaip. Bet čia tavo kaip freelancerio tokia situacija. Tu gali savo leisti improvizuoti. Aš su Nara visada važiuoju nuo Naros. Tai ne visai freelancerio, bet dėl ko aš Narai esu labai dėkingas, kad aš turiu labai daug laisvės ir pasitikėjimo manimi iš redakcijos, kad aš galiu rinkti savo temas, mes jas apkalbam, jos gali keistis, gali prisidėti visai naujos temas. Bet jo, aš dirbu redakcijoje, bet turiu laisvės praktiškai kaip freelanceris. Paulius, kaip didelio koncerno atstovas, ar tavo situacija kitokia? Aš šiaip pats visiškai kitaip žiūriu tą visą, kur ten jau žinau, kada išvažiuoju, susiruošiu visą techniką, tas technikos pasiemu smarkiai per daug, nes jeigu kas nors užlinks, man reikia turėti visus ten atsarginius fotikus, objektyvus, krūvą kortelių, kur finalė ten kokį 80%, ką tempiausi, net nepanaudoju. Bet su planu irgi visų, kur būsiu, stengiuosi iš anksto žinoti ir kažkaip taip jau važiuoti pasiruošus. Nes jo, redakcija, kai išsiunčia, tai ten investuoja laiką, pinigus ir jau tikisi, kad aš jiem atvešiu tą kažkokį pasakojimą. Aišku, juokingiausia, kad paskutinį kartą, ką suplanavau, tas gavus ir viską, kas galvojau, kas galbūt pavyks, ir taip 50-50 ant to pavykimo nepavyko nieks. Tai toks, kur buvo ir tada buvo labai daug tokios savigraužos, kad kaip čia mane išsiuntė redakcija ir aš dabar neperforminu. Ir aš vaikštau po miestą, skambinėjau kažkam, kad gaut kažkokį prieimą kažkur. Ir visi sako, jo, po 2 savaičių galės atvaryti, o aš jau po 2 savaičių Lietuvoje būsiu. Ir tiesiog ir viskas nepaėjo pagal planą. Tai sudėtinga iš tiesų ir tas, yra toks posakis pas ukrainiečius, kad tai Ukraina ir tau nieks pagal planą nepaeis. Ir jeigu nepaėjo viskas pagal planą, reiškia, tu tikrai Ukrainoje buvai, nes kitu atveju, jeigu viskas paėjo, tai tu Lenkijoje gal dalykai. Tai ir visi tą, kurie yra dirbę Ukrainoje, tai visi tą žino. Ir tada sunkiausia paaiškinti kolegom Lietuvoje, kaip tau galėjo kažkas nepaeiti, nes, tiesiog, kol nebuvai Ukrainoje, tu nežinai, kad ten tiek viskas gali nepaeiti, bet susiplanuoti vis tiek, kiek įmanoma, bandau, kad bent jau turėtų kažkokį basicą, nes, irgi sudėtinga, ten logistika kažkokia, jeigu ten dar neturi automobilio, važiavimai iš vieno miesto į kitą, tu ten tiesiog dėl kažkokio pravažiavimo iš vieno kaimo į kitą, tu gali visą pusdienį praleisti. Ir nuvažiuosi dėl 1 valandos ir tada galvoji, ar verta čia dabar aukoti tą laiką, ar bandyti žiūrėti, kas čia gausis. Tai to pasiruošimo reikia. O su to psichologiniu pasiruošimu, tai, aš nežinau, vienintelis tas psichologinis pasiruošimas, tai papulti tos kažkokias labai sunkias situacijas, nes tu esi ant padidintos rizikos zonos visą laiką ir tas mentaliai ėda tave, ta visokia rizika. Ir nori, nenori, tas jaučiasi psichologiškai, fiziškai ir visaip kaip. Tai yra tiesiog važiuoji, bandai daryti ir tada pajauti, ar gausis ar ne.
Tai aš kai pirmą kartą išvažiavau, tai nelabai gavos, tada jau kai antrą kartą išvažiavau, jau gavus. Karas, aišku, visą laiką yra susijęs ir su etika, vaizdų, ką fotografuoti, kaip fotografuoti pasirenka visą laiką pats fotografas. Kaip jūs sprendžiat asmeniškai šitą reikalą? Juk turbūt yra nuotraukos, kurias padarote ir pasiliekate, kažką galbūt, dalį nuotraukų atiduodate spaudai, žiniasklaidai, turbūt dalį pasiliekate savo, o kažką galbūt net ištrinat. Tai man įdomu tas karo fotografijos ribos, kur jos yra per jūsų sąmonėje ar sielose, kur jos eina. Man iš tiesų tas vienintelis su ta etika ir pasirinkimu, sakykime, nuotraukų, tai buvo kas dėl karių saugumo, kur mūsų paprašė, mes neėjom poziciją ir paprašė tiesiog, kad parodytume nuotraukas prieš, kad neatskleistume per daug informacijos, kad rusai nežinotų pozicijų ir nesubombarduotų. Tai čia yra toks iš saugumo supratimas ir kad ir man, sakykime, ta kažkokia cenzūra, dar kažkas gal nepatinka, aš pats galiu nuspręsti, bet kai šitie dalykai atsistoja į žmonių gyvybių sąskaitą, tai, aš tikrai nesiruošiu prieš tai aiškinti, kad jūs čia neleidžiat man rodyti, ką aš noriu ir pirmoje vietoje yra saugumas. Visa laimė, kad iš kitos pusės į tą, sakykime, jau etiką tokia tikresnė, nesu dar papuolęs į tą situaciją, kur reiktų spręsti, ar man čia fotografuoti, ar dar ką daryti, nes žiūriu visom situacijom, kad, sakykime, pirmiausia, tai yra žmogus ir aš nenoriu jo padėti kažkokią situaciją, kur tai būtų negerai jam ar kažkas tokio. Ir jeigu, nežinau, nutiktų situacija, kad aš užfiksavau žmogų, nežinau, mirštantį ar mirusi, ir jeigu jo šeima sužinos iš tų nuotraukų, kad jo nebėra, tai aš nenoriu būti tas žmogus. Vis tiek tai yra kiti dalykai ir greičiausiai bandyčiau atsiklaus šeimos, ar aš galiu tą nuotrauką rodyti. Tai jo, nes nuotraukos yra nuotraukom, bet pirmiausia yra žmogiškumas. Čia visada, ne visada aišku, bet jo, kartais iškyla toks klausimas, ar reikia tai rodyti. Bet jo, su to saugumu tai yra, ten yra, prasme, iš tikrųjų yra taisyklės. Tai jeigu tu dirbi su kariuomenė, tai jie turi media atstovą, kuriam tu prieš publikuojant turi realiai išsiųsti nuotraukas ir turi patvirtinti, jas galima publikuoti ar ne. Bet jo, bet etikos klausimas yra jau kitas dalykas iš tikrųjų, ir čia jau ir vėl yra apie santykį su auditorija, yra apie santykį su savim ir su tom, kas yra nufotografuota. Vis tiek, papasakosiu vieną situaciją, pavyzdžiui, kur ištryniau nuotrauką galiausiai. Tai čia su Benu buvom aplink Černyhivą, kai tik rusai atsitraukė iš ten. Buvom kaimuose ir radom, jau rusai buvo atsitraukę ir radom rusų lavoną apvalgytą kiaulių. Tokį išpūstas jau kūnas mėlynas, ten prie kiaulių tvarto guli, mes jį nufotkinom. Ir jo, aš nežinau, ką daryti su to nuotrauką, ar jinai man reikalinga. Aš automatiškai, kadangi ten buvau, aš padariau tą nuotrauką, aš ją gal už savaitės ištryniau, nes aš supratau, kad aš jos niekur tikriausiai nepanaudosiu ir man jos turėti nereikia. Bet iš kitos pusės tai galima pažiūrėti kitaip. Ta prasme, tame yra daug prasmės išmės tokiai nuotraukai, nes čia jinai yra apie tai, kaip rusai elgėsi iš tikrųjų savo kariais, kad jie jos palieka, va čia apvalgė kiaulės ir čia skamba baisiai, bet iš esmės tai labai parodomoji nuotrauka galėtų būti. Bet man jos nereikėjo, aš nenorėjau jos nešiotis. Ir čia gal irgi prie to praeito klausimo, ką tu išsineši iš karo. Ar aš noriu išsinešti nuotraukais, kaip kiaulės valgo žmogų, koks jis bebūtų. Supranti, kad taip pasibaigia žmogaus gyvybė. Turbūt niekas nesužinos, kaip pasibaigė jo gyvybė, turbūt jo niekas net neatras. Ir o čia gyvybė, čia yra pilnas, nežinau, kiek ten žmogui metų, kiek čia visiškai atgyvenę savo gyvenimą ir pasibaigęs taip. Bet aš nenoriu to išsinešti. Ir čia mano pasirinkimas irgi yra, ko tu nenori išnešti iš karo. Ir tai ne visada nuotraukos. Dabar mes su Sigita buvom, pavyzdžiui, kalbėjom, mes dirbom su survival sex tema, su moterim, kurios buvo priverstos dėl aplinkybių užsiminėti prostituciją, žodžiu, frontlainuose. Ir irgi buvo tokių istorijų su tokiam detalėm,
kad aš irgi suprantu, kad aš žiūrovams to neišnešiu. Nu, žmogus nepasiruošęs galbūt tą skaityti, jis nepasiruošęs eiti per tekstą ir surasti ten tokių detalių. Ir irgi va dabar, nu, tarsi klausimas, kiek iš to aš galėčiau išnešti, mes galėtume išnešti, kiek iš to reikia išnešti. Kas, nu, tarsi, ir čia toks, tarsi, man tai vis dar yra atviras klausimas. Tai aš nėra taip, kad aš čia jau galėčiau tai atsakyti, bet tos situacijos tai yra ir atsakomybė prieš žmogus, su kuriam tu kalbėjai, atsakomybė prieš tavo auditoriją, kuri galbūt to vaizdo jai nereikia, tarsi, auditorijai. Jie, nu, kodėl aš turiu, nežinau, kažkur dėti kiaulio apvalgytą kūną ir, prasme, nu jo, man atrodo, aš turiu galvoti apie žmonės, kurie netyčia, pavyzdžiui, ką nors atidaro ir ten, opa, toks vaizdas iškrenta. Tai jo, čia daug etikos klausimų, iš tikrųjų, būtent tokiuose aštriuose momentuose jie sukyla. Bet karo situacijoje jūs vis tiek kaip žurnalistai esate žmonės iš šalies, atvažiuojate iš savo saugaus pasaulio į karą. Tuo tarpu, Ukrainoje yra pilna turbūt fotografų, kurie ten gyvena ir jiems karas yra jų tikrovė. Nuolatos vykstantį, jie su to susigyvena, jie turi įdirbį, jie turi ryšius ir panašiai. Man įdomu, kuo jūsų žvilgsnis į karo tikrovę skiriasi, arba kur yra privalumai ir kur yra trūkumai žmogui atvažiuojant į karą jį fotografuoti. Ok, jeigu kalbėti apie tai iš žurnalistikos perspektyvos, tai vis dėlto mes kūrėm turinį Lietuvos auditorijai. Ir ukrainiečių darbai, jie skirti daug labiau ukrainiečių auditorijai, kuri tą karą supranta daug artimiau, daug giliau. Ir ta prasme, jų komunikacija su jų auditorija yra ne tas pats, kas mūsų komunikacija su mūsų auditorija, kur Lietuvoje tas karo naratyvas, jis vis tiek dar nenueina, atrodo, taip giliai, nors ir tas karas yra visur ir žiniasklaidai jo yra tikrai daug, bet čia yra gal ta atsakomybė, kad ieškoti giliau, komunikuoti jį labiau ir kaip tik gal biškai atsitraukti nuo tų visų frontlainų, nes apie tai rašo, apie tai yra daug informacijos, bet ieškoti tų dalykų, apie kuriuos neparašyta, kas gal čia jau prasideda tas edukacinis galbūt žurnalistikos momentas. Ir palauk, dar kažką norėjau pasakyti, bet kol kalbėjau, užmiršau. Tai galbūt po to pridėsiu. Tai Deniui paantrinsiu, kad tos temos, kaip mes darom, jos kitokios. Ir, pavyzdžiui, mano paskutinės 2 temos, prie ko aš dirbau, tai buvo susijusios su Lietuva. Tai apie Blue Yellow medikus dirbančius netoli fronto linijos, o dar ankstesnė apie žuvusi lietuvių karį, Tadą Tumą ir jo pagerbimą tiesiog. Nuvykom ir buvom vieninteliai iš Lietuvos atvykę žurnalistai, kurie fiksavo tas laidotuvės. Tai šitas pagrindinis, kad, sakykim, tas kampas, kurio ieškom, yra gal kitoks, ne visais atvejais gal toks įdomus, sakykim, pasauliui, bet aktualus mūsų šaliai. O dar tas dalykas, tie pliusai, sakykim, tai aš visai džiaugiuosi, kad negyvenam karo stovį ir mes galim atvažiuoti trumpam tam laikui, Denis mėnesiui važiuoja dažniausiai ilgesniam laikui, aš savaitai maks 2 kokiom, tai ta galimybė nebūti visą laiką tenai, manau, yra labai didelis privalumas, kad tu gali grįžti tą saugų gyvenimą. Aišku, tuo pačiu, kai grįžti biškai dūšioj sunku, kai atrodo toks jausmas, kodėl aš čia turiu teisę grįžti, o tie žmonės ne. Ir būna pirmom savaitėm kiek keista. Bet tuo pačiu, mes su pasirinkimu ten nuvažiavam, su savo pasirinkimu ir išvažiuojam. Tai reikia džiaugtis, kad dar galim turėti tą pasirinkimą. Aš gal tik pridurčiau dar, kad apskritai vienas fotografas tai yra biškai kaip tapytojas ir jis netgi tas pačias situacijas labai kitaip iš tikrųjų ir nufotografuos ir jos gali labai kitaip atrodyti. Tai čia gal ne vien tai, kad kuom skiriasi lietuviai nuo ukrainiečių, bet apskritai kiekvienas ypač talentingas fotografas, tai jis labai skirtingus vaizdus ir labai skirtingą žinutę parveš su savo vaizdais iš Ukrainos. Tai tai nėra vien tiesiog, kad istorinio momento užfiksavimas kažkoks, tai yra dar ir savęs atidavimas, dalelės savęs. Ta talentą, kurį tu turi, tu gali jį
gali kurti skirtingas serijas, prieiti prie skirtingų temų ir tas pasirinkimas dirbti kare, nu tai yra ir vėlgi tas tavo ryšys su karu, kad kaip tu jį nupaišysi, kaip tu jį pateiksi. Tai čia čia galbūt ne vien ukrainiečiai lietuviai, bet apskritai tiesiog, kad kiekvienas vis dėlto turi savo stilių, savo būdą pamatyti, kaip kas yra ir per save komunikuoti. Bet jūs turbūt vis tiek kaip fotografai tuo pačiu esate ir žiūrovai, žiūrite kitų padarytas nuotraukas iš karo, iš Ukrainos ar iš Gazos ar iš bet kur kitur. Ir jūs taip pat susidurėt su ta gausybė karo vaizdų, kurie irgi, iš pradžių turbūt intriguoja, kažkur tai baisiesi, kad tai iš principo vyksta. Tada kažkada galbūt net galvoji, kad tai jau mačiau ir galutiniam variante nuo tos gausos tu tartum pavargsti ir net gali pasakyti, kad aš jau pavargau nuo to. Kaip jūs, kaip žiūrovai, visą šitą situaciją matote? Tai, kad jūs tartum irgi važiuodami į karą dar gausinate papildomai naujų vaizdų iš karo. Man atrodo, mes jau aplink tą patį vaikštam, nes ta prasme, taip, yra labai daug vaizdų, jie tikrai būkina, jie jautrumą tik tai numeta ir vis tiek reikia ieškoti ir eiti giliau ir ieškoti naujų kampų ir naujų istorijų, jeigu norisi tą daryti. Jeigu matai save tai darant, tai vis tiek tą ir darai ir eini giliau. Tai čia gilio klausimas, čia ne kiekybės. Tarsi, aišku, kaip pavyzdžiui, aš vartoju žiniasklaidą, tai aš joje ieškau to, ko dar nėra pasakyta. Aš galiu perskaityti straipsnį ir ten bus koks nors, nežinau, maža dalelė, kur nors nueinantį į šoną ir man, va čia yra įdomu. Ir tada jau aplink tą dalelį tu pradedi galvoti, pradedi kažką mąstyti ir pradedi galvoti, kur tai galima išrutuliuoti. Tas pats ir, nežinau, aš gal iš tikrųjų nelabai daug stebiu kitų fotografų. Tai čia nežinau, ar čia gerai ar blogai, bet aš tai kažkaip savo kūrybos katile daugiausiai ir verdu. Tai kartais aš kažką pamatau ir mane tai labai inspiruoja, bet labiau tiesiog kaip pavyzdį, kaip dar galima būtų tai daryti. Tai kažkaip taip. Tas fotografavimas karo nėra toks bingo žaidimas, kur užbraukinėjai, kad turiu artilerijos sviedinį, turiu sužeistą ir čia surinkti viską. Aš asmeniškai tai to neturiu. Aišku, pamatai kokią nuotrauką kolegų ukrainiečių ir kitų fotografų ir galvoju, visai būtų įdomu galbūt atsidurti tokioje situacijoje ir ten kažką tokio nufotografuoti. Bet aš labiau žiūriu į temas, kad, sakykime, kokią temą aš norėčiau padaryti ir kas man pačiam būtų įdomu, nes tada tu turi visai tą kitą įsitraukimą, bandymą padaryti tų fotografijų arba ką papasakot apie jas, o ne kad, čia jau bus dar viena 10 000 tanko nuotrauka, tai ne apie tai. Tu papasakoji apie gilesnės temas ir tą nematomą karo pusę, kuri, iš pradžių, galvodami apie karą, mes matom frontą, mūšius, kareivius, sužeistus lavonus ir pašautus tankus. O kas yra ta nematoma karo pusė ir tai, tas gyvenimas vykstantis toliau nuo fronto? Kokios temos, kokios problemos, kokie pasakojimai tenais egzistuoja ir kaip apskritai apie tai karo kontekste galima kalbėti tada? Kokie čia iššūkiai? Trumpai tariant, tai, ką iškart norisi sakyti, tai psichologinės traumos turbūt. Ir apskritai visuomenės stovis, kaip keičiasi visuomenė nekariaujanti tos šalies, kurioje vyksta karas. Kokie tarpai tarp skirtingų bendruomenių atsiranda. Tarsi, kokie tarpai, kaip pavyzdys, kokie tarpai yra tarp žmonių, kurie arčiau fronto ir tarp žmonių, kurie gyvena Lvyve. Kas vyks, kita didelė tema dabar susigyta, kurią bandoma priepti, tai yra tiesiog kaip keičiasi moters vieta visuomenė, kai visi vyrai išėjo ir ten irgi be galo daug įdomių procesų, kur atrodo visiškai keičia visą visuomenės santvarką. Tas, nežinau, paauglystės, kaip paaugliai bręsta karo akivaizdoje.
pagrobti vaikai, apskritai vaikystės tema. Tiesiog, realiai tu gali imti bet kokį visuomenės segmentą ir analizuoti, kaip karas jį paveikia. Ir čia galima, visus šitos dalykus, kuriuos aš dabar greitai išvardinu, ir juos galima eiti labai giliai ir analizuoti, studijuoti, žiūrėti, kaip buvo per kitus karus, nes viskas labai stipriai atsikartoja. Ta prasme, karo poveikis visuomeniai, nepaisant to, kad kiek mes dabar technologiškai progresyvūs ir mes čia galim kalbėti, kaip čia viskas dabar keičiasi ir kitaip, bet iš esmės antrojo pasaulinio karo poveikis, jis nedaug skirsis nuo va šito karo, kad ir kiek užaugs jis ar neužaugs, ar jis liks tiesiog Ukrainoje, ar eis toliau. Tarsi poveikis bus labai panašus kaip ir antrojo pasaulinio, kaip ir pirmojo pasaulinio ir kaip visų didžiųjų karų. Tai va tas yra biški ir nuspėti jau tos procesus, kurie vyksta visuomeniai. Ir kartu galbūt, bent jau man tai, ir ieškoti jiems kažkokių sprendimų, žiūrėti vėlgi, kaip žmonės, kaip visuomenė tai išgyvena, nes jau galbūt ką mes dabar turime, tai mes turime kitų karų patirtis. Ir mes galim žiūrėti į karą, o kaip jis pasibaigs ir kas bus toliau. Ir iš karto kažkokius veiksmus galvoti. Būdami Lietuvoje mes galim galvoti, kad galbūt karas ateis čia. Ir mes vėl galim mokytis iš ukrainiečių, jau ne vien iš to, kaip kovoti prieš rusus, bet kaip neišprotėti, kaip visuomenė nuo to, kas vyksta. Tai yra tai, kas man dabar iš tikrųjų, ko toliau tas yra įdomiau ir ką norisi lysti iš tikrųjų ir ką norisi analizuoti ir studijuoti ir apie tai rašyti. Aš neturiu ką pridėti. Tada, Pauliau, papasakok, o gerai, kaip sekasi ir kokie iššūkiai yra sugrįžti iš karo į čia esantį ramų, kartais nuobodų pasaulį, saugų pasaulį. Ta prasme, ten turbūt aš net nebijoju, kad karo situacijoje ir adrenalino, ir to nenuspėjamumo, ir įdomumo, ir netikėtumo yra labai daug. Tartum visko pilna ir tavo gyvenimas staiga labai greitai prisipildo daug emocijų, daug naujų patirčių. Ir tada čia, ką tai reiškia sugrįžti iš karo? Būna keista. Ir tas momentas, nežinau, man tas važiavimas į karą prasideda dar besikraunant lagaminą, nes ten imi daiktus, kurių šiaip gal nenorėtum imti, ten neperšaunama liemenė, šalmas, medicinos tas krepšys, turniketai, tvarščiai visokie, ir aš tada, kai kraunos daiktus, tikiuosi, kad nei vienu iš jų nereikės panaudoti ir džiaugiuosi, kad ir neteko dar. Ir tas visas buvimas tenai, tai kažkaip kol ten būni, atrodo lengviau, o tada, kai grįžti, tai, kaip sakiau, kad būna sunku, keista, atrodo, čia viskas paprasta, patogu ir net nustembi, kad čia šį vakarą elektra yra namuose. Nes prieš tai ten, kol buvau Ukrainoje, ten, pavyzdžiui, būdavo, kad 5 vakarus iš eilės elektros nėra, nes tiesiog taupoma energija. Ir bandai sugalvoti visokius dalykus arba, nežinau, ten užmiršti, kad reiktų kažkur važiuojant telefono ryšį išsijungti, nes kad tavęs ten netargetintų. Ir tas grįžimas toks būna keistas, nes yra įvairių, biški nuo garsų kokių pakrūpčiai, nes kažką primena ir keista, košmarus pasapnuoja, bet per laiką po biški viskas praeina. Tik tai gal tas sunkiausias momentas, kad kartais su žmonėm kitai sunku biški apie tai kalbėti, nes tas, kas nėra ten buvęs greičiausiai ir susidūrė su savo esybė, su tokio dydžio rizika, dažniausiai sunku paaiškinti ir nesupranta. Tai toks, kur iš tų, ta tokia palaikymo grupė gaunasi iš tų, kurie irgi buvo ir supranta tos visus ir kas sekės, nesiseka ir biški tą emocinę būklę pagauna. Bet dažniausiai tiesiog kelios savaitės ir taip po biškį eina, praeina ir supranti, kad jau viskas normaliai. Tai va. Nežinau, man atrodo, jeigu prieš metus atsakinėčiau šitą klausimą, tai gal labai būčiau dramatiškas ir sakyčiau tokius dalykus, kad kaip pasakočiau apie karo realybę, apie taikos realybę, kaip jos nesusiderina ir apie tai, kaip čia grįžti ir kaip sunku ir viskas atrodo netikra ir daug plastiko. Plastiko, ta prasme, kad viskas labai kaip plastiškai atrodo ir tas problemos atrodo žmonių tokios mažos ir netikros netgi. Tai ir
ir kas kart iš tikrųjų anksčiau, kai grįždavau, tai tiesiog ant kiek ten būni susikaupęs ir atrodo visi vidiniai resursai mobilizuoti, tai čia grįžti ir visada po porą savaičių man toks visiškai kažkoks, nežinau, gal adrenalino tas withdrawals toksai vyksta ar dar kažką, kad atrodo išmuša visiškai ir neturi nei jėgų, nei noro, nei motivacijos nieko daryti. Bet kažkaip tai su kiekvienu grįžimu jau esi pasiruošęs tam, kas su tavim vyks. Va, tai ir tai leidžia tam pasiruošti, tą priimti ir su tom dirbti. Ir kažkaip, nežinau, jeigu kalbėčiau apie save, tai aš kažkaip, buvo tas žiauriai sunku, turbūt pirmus 2,5 metų ten važiuojant grįžti, būtent žymiai sunkiau buvo grįžti, negu ten būti, bet kažkaip po paskutinio grįžimo visai lengvai, aš žinodamas, kaip viskas vyksta, man yra gan lengvai. Aš tiesiog, pavyzdžiui, pirmą savaitę aš savo daviau miegoti kiek noriu, gal net 2 savaitės. Aš tiesiog miegojau po 10-12 valandų per dieną, iš vis nesiparinau, kad aš nieko nedarau. Tiesiog niekur neskubėjau ir daviau savo iš karto pasilsėti, kad neįvyktų to perdegimo, kuris mane tiesiog atmuštų nuo visko. Tai ir kad Paulius, kaip sakė, kad sunku biškai su žmonėm, kurie to karo nepatyrė, tai tas yra iš tikrųjų labai, labai sunku. Tai čia irgi dabar man nauja taisyklė, tai aš, kai grįžtu, tai aš pirmas porą savaičių tiesiog voidinu visus žmonės, kurie nėra susijęs su karu, nes, jautiesi toks, kad tavo darbas nieko nevertas, kad čia žmonės gyvena mažose problemose. Tai aš tiesiog, ten visokie tūsai ir susitikimai su žmonėm, kurie yra toliau nuo karo, tai jie pas mane prasideda ten po 2-3 savaičių tik tai. Nes kitaip tai... Ką su jais kalbėti? Prieš tai aš nelabai turiu, man yra, aš toks, nėra man ten įdomu iš tikrųjų. Po to pats pabiškai grįžti į tą taikos civilinį gyvenimą ir okei, bet galiausiai, taip pat keliaudamas tarp karo ir taikos, tai aš savo tokį pastebėjimą padariau, okei, tai kur aš daugiau būnu, kur daugiau būna mano galva ir daugiausiai aš būnu savo galvoje iš tikrųjų. Tai man yra, susitvarkyti su tais visais važiavimais, grįžinėjimais yra tiesiog susitvarkyti su savo galva ir padaryti ją tokį biškį jaukesnę, žinoti visus procesus, kurie ten vyksta, duoti viskam laiko ir erdvės. Ir tada po biškį gaunasi, kad nes aš vis tiek pasirenku tą daryti. Aš pasirenku ir toliau, atrodo, renkuosi dar daugiau konflikto zonų ir noriu ten važiuoti ir save ten atrandu. Tai jeigu tiesiog nežinosiu tų procesų, neduosiu jiems erdvės, tai ir pats pabiškį protėsiu. Tai atrodo, randu, pagaliau galiu sakyti, kad randu tą tokį kažkokį buvimą su savim, kuris gali būti ir taikoje, ir kare, ir viskas čia okei. Tiesiog čia yra procesai, kurie vyksta ir reikia duoti jam erdvės. Puiku, ačiū labai. Ačiū. Mes baigiam, nebent dar turėtumėt kažkas iš auditorijos klausimų? Aš gal su jais nesu taip tiesiogiai susidūręs, bet aš tai juos kreivai žiūriu ir man, sakykime, jeigu tu ten neveži paramos arba nesi žurnalistas, kas būtų pakankamai aiškiai, tai tu esi karo turistas ir jeigu gali nevažiuoti, gal geriau nevažiuok, nes po to problemų gali pridaryti. Tiek savo, tiek kitiem, tiek aplinkai, nes mes vis tiek žinom tuos įstatymus, taisyklės, kaip tie dalykai veikia, stengiamės saugoti ir kai žmonės papuola be visiškai jokio suvokimo, be atsakomybės tuo pačiu, tai jie ten pridirba belenko ir po to į mus kreivai žiūri. Tai jeigu gali nevažiuoti, nevažiuok ir dėl psichologinių savęs dalykų ir kad nepridirbtum kitiem ir tuo pačiu vietiniam. Aš nežinau, tas, kad sensacijos būtent jau iš to karo nepadarysi sensacijos, tai, nežinau, ne dėl sensacijos, daugiausiai žmonių, kurie ten važiuoja, tai aš sakyčiau, kad netgi tas savanoriavimas yra savotiškas karo turizmas. Aš tikrai nesutikau tokių, viskas iš šono žiūrint, viskas atrodo labai altruistiška, atrodo, kad čia ir iš social medijos, ir iš žinių viskas atrodo, kad čia viską daroma tiesiog, grynas altruizmas. Bet ne, aš tai nemačiau ten tiek daug to altruizmo. Jis yra tai, apie ką žmonės šneka, bet iš esmės čia yra daugiausiai žmonės, kurie važiuoja į tą karą. Tai yra labai daug vidinių dalykų, kurie juos motyvuoja tą daryti, būtent kalbant iš kažkokių, nežinau, vidinių savybių, kurias reikia išvakstyti. Ir aš nenoriu, kad tas skambėtų kaip tarsi, kad kažkas tą daro egoistiškai. Ne, tame yra labai daug pagalbos ir tai yra, tai ir tikrai yra vienintelis to antiek atviras žmonėm iš kitur atvažiavusiems konfliktas, karas,
kad kiekvienas gali prie jo prisiliesti ir tai sukuria ir naratyvą apie ukrainiečius, labai daug pasakoja apie tą, žmonės nuvažiuoja, jie pamato tai, jie grįžta, jie gali apie tai kalbėti ir tas užkrečiama, norisi palaikyti ir tas yra žiauriai gerai. Tai yra, ta prasme, tai yra tai, kad šitas karas yra atviras žmonėm, mano nuomonė, tai yra nuostabiausias šito karo dalykas, ta prasme, kad kiek yra paramos, kiek yra suvokimo apie tą karą. Bet tai nelabai yra gal apie sensaciją, tai yra labiau apie tiesiog žmonės, jie ten atvaro, nes jie jaučia, man atrodo, kad jie daug kas jaučia prasmę tą daryti ir būtent atranda tą prasmę. Ir yra ir tarp ukrainiečių, kurie staiga pusė šalies yra savanoriai. Ir jie irgi gyvenime nėra to darę, jie gyvenime nėra nieko padarę dėl kitų ir dabar jie viską gali daryti ir tai yra nuostabu. Tas bendrybės jausmas. Ir tas pats, man atrodo, ir iš kitur atvažiavę žmonės, kurie ten ar kažką nori pafilmuoti, ar pafotografuoti, ar papaustinti pas save social medijoje, ar nuvežti į humanitarkę, tai yra nuostabu. Ir, ir kažkaip tai gal karo pradžioje, tai man irgi atrodo, kad čia turi būti labai altruistiška ir čia negali būti jokio savanaudiškumo, bet aš taip tikrai negalvoju. Aš galvoju, kad ten yra labai daug vietos sveikam savanaudiškumui. Ir savyraiškai iš tikrųjų, nes visa tai tikrai padeda ir tai padaro tą karą tokį matomą ir imersinį iš tikrųjų. Tai ta visa parama, jinai yra sukurta ne tiek medijų, kiek žmonių pasakojimų, kurie iš ten grįžta ir pasakoja kitiems žmonėms, kaip ten yra, ir pasakoja, kokie yra ukrainiečiai, ir pasakoja, kaip jie yra susivienę. Ir man atrodo, kad tai yra labai labai stipri, būtent šio karo dalis iš Ukrainos pusės, kad tai yra, kad tokie dalykai vyksta ir kad tokie dalykai yra atviri publikai. Ir dar turbūt asmenišku paverčia tą karą. Ir taip, ir tikrai paverčia jį labai asmenišku ir sukuria, kiekvienas, kas važiuoja į tą karą, arba kiekvienas ukrainietė tikrai turi savo karo istoriją, kaip tai paveikia, ar per artimuosius, ar per dalyvavimą. Aš turiu savo karo istoriją, kaip jisai mane paveikia. Ir tie žmonės, kurie važiuoja ten pastoviai, jie visi susikuria tas istorijas, jos yra labai stiprios, labai, tarsi, kas irgi galbūt čia biškiai apie klausimą apie grįžimą, kom jis sunkus, nes visos emocijos Ukrainai, visi susidūrimai su žmonėm, jie yra labai tokio atvirumo ir atrodo grynumo lygio jausmai, kurių mes čia neturim tiesiog. Mes užsikrovę savo problemom ir mes atrodo, kad net negalim taip tyrai jausti to pagalbos vienas kitam bendruomeniškumo, to noro padėti, tiesiog to brolybės jausmo, tiesiog to buvimo vienoj nežinau, kažkokioj bendruomeniai. O ten tas yra tiesiog išgryninta ir tas labai veža.